Šviesos spinduliai krinta į terpių ribos tašką A iš skirtingų terpių, kaip parodyta paveiksle. B terpės absoliutusis lūžio rodiklis yra 1, o C terpės absoliutusis lūžio rodiklis yra 1,6. Koks yra antro spindulio kritimo į terpių ribą kampo didumas? Tai, kad lengviau pamatytume tą kampą, pasukame brėžinį ir matome, kad čia yra terpių riba, čia pagrindinė optinė ašis, čia krentantis spindulys, o kampas su optinė ašim ir yra atsakymas. Tarkime, į tašką A krinta tik pirmasis spindulys. Neatlikdami skaičiavimų, pavaizduokite tolesnę šio spindulio sklidimo eigą. Iš sąlygos lūžio rodikliai B terpės vienetas, C terpės 1,6. Jei nebūtų terpių, spindulys tiesiog skristų taip. Čia mes turėtume 50 laipsnių. Tai dabar pirmas svarbus dalykas. Čia šviesa keliauja iš optiškai retesnės į tankesnę terpę. Bus šiek tiek atspindžio, labai nedaug greičiausiai, kažkokiu kampu beta 1. O lūžės spindulys bus mažesnis negu 50 laipsnių, tai yra mažesnis negu šitas. Jeigu čia būtų optiškai retesnė terpė, spindulys keliautų labiau čia. Apibūdinkite tolesnę antro spindulio sklidimo eigą ir nustatykite, kokiu kampu jis nukrypo nuo terpės skiriančios ribos. Tai mes ieškosim kampo, kurį sudarys nukrypęs spindulys su terpės skiriančia riba. Prisimenam lūžio rodiklius iš sąlygos. Matom, kad lūžio rodiklis C terpėje yra didesnis negu B terpėje. O tai reiškia, kad gali vykti visiškas vidaus atspindys. Jis apskaičiuojamas pagal šią formulę. Sinus 90 yra vienetas, tai galim tiesiog išsireikšti, kad ribinis kampas yra B terpės lūžio rodiklis padalintas iš C terpės lūžio rodiklio arba tiesiog 38-39 laipsniai. Matom, kad kritimo kampas, kuris yra 50, yra didesnis už ribinį kampą. Taigi visiškas vidaus atspindys ir bus. Tokiu atveju atspindžio kampas bus lygus kritimo kampui. Beta 2. Mūsų ieškomas kampas Φ lygus 90 minus atspindžio kampas su optinė ašimi bus lygus 40. Taigi atsakymas 40 laipsnių. Įsivaizduokite, kad vietoje C terpės yra stiklinė prizmė, į kurią nukreipiamas žalios lygiai 520 nanometrų šviesos spindulys. Taip kaip parodyta paveiksle. Kodėl nevyks dispersijos reiškinys šviesos spinduliui perėjus prizmę? Tai iš pradžių pasinagrinėkim, kaip veikia tos prizmės. Turim prizmę, ateina balta šviesa, tarkim, tai yra kažkokių kelių spalvų suma. Jeigu niekas nelūžtų, jinai eitų tiesiog šią punktyrinę liniją, tačiau šviesa lūžta, tai mes turim raudoną šviesą, kuri lūžta kampu, pavadinkim jį teta raudona, tarkim turim žalią, kurį galim pavadinti teta žalia, ir ten violetinę, kuri turi kampą teta violetinę. Čia nėra visos spalvos, iš tikrųjų baltą išskaidžius turėtume gauti kažką panašaus į vaivorykštę, tačiau mums to užtenka, kad galėtume pasakyti, kad skirtingų bangos ilgių šviesa nukrypsta skirtingais kampais. Tai reiškia, kad lūžio rodiklis priklauso nuo bangos ilgio. Dispersija atsiranda tik tada, kai šviesa turi skirtingų bangos ilgių. Kadangi sąlygoje mes turim lygiai 520 nanometrų, ta šviesa negali išsiskaidyti dedamasis. Nes tas šviesos spindulys yra sudarytas tik iš vienos spalvos. Atsakymas: viena bangos ilgio šviesa neskaidoma į spektrą. Vietoje C terpės gali būti plonas glaudžiamasis lęšis, į kurį taip pat krinta žalios šviesos spindulys. Raidėmis F pažymėti lęšio židiniai, O lęšio optinis centras.
kuriuo skaičiumi pažymėta teisinga tolesnė šio spindulio sklidimo eiga. Pradėkime nuo 7 spindulio. Matom, kad jis eina per židinį. Pagal braižymo taisyklės glaudžiamųjų lęšių žinom, kad per židinį eina tas spindulys, kuris atėjo lygiagrečiai optiniai ašiai. Tai yra iš čia turėtų ateiti. Taigi netinka. Antrasis spindulys taip pat netinka, nes jis neturėtų lūžti atgal. Trečiasis spindulys netinka, nes jisai eina lygiagrečiai optiniai ašiai. Kad taip eitų, jis turi ateiti per židinį iš kitos pusės. Ketvirtasis spindulys eina per 2 židinių tašką. Kad jis per čia eitų, jis turi ateiti iš 2 židinių taško. Taigi ketvirtasis irgi netinka. Penktasis eina per židinio tašką, tai lygiai toks pats atvejis kaip su 7, kad jis eitų per židinio tašką, jis turėjo ateiti lygiagrečiai optiniai ašiai. Lieka 6. Jis ir yra teisingas atsakymas. Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolis yra 50 cm. Apskaičiuokite šio lęšio laužiamąją gebą dioptrijomis. Žinom, kad židinio nuotolis yra 0,5 metro. Laužiamoji geba apskaičiuojama tokią formulę, įsistatome vertes ir gauname 2 dioptrijas. Pastebėta, kad prieš glaudžiamąjį lęšį esančio daikto tikrasis atvaizdas susidaro tokiu pačiu atstumu D nuo jo. Užrašykite formulę, pagal kurią būtų galima apskaičiuoti tokio lęšio židinio nuotolį. Tai galime pritaikyti plonojo lęšio formulę, kur F yra židinio nuotolis, D atstumas iki objekto, F atstumas iki atvaizdo. Iš sąlygos žinom, kad atvaizdas ir daiktas susidaro tokiu pačiu atstumu nuo lęšio. Taigi galime užrašyti taip arba taip. Akinių recepte nurodoma dalis informacijos reikalingos gaminant akinius. Korekcijos stiprumas žymimas SPH, OD dešinėkis, OS kairėkis. Pagal šį žymėjimą gamintojai nustato lęšio rūšį. 4 paveiksle pateiktas recepto fragmentas, kurios rūšies lęšiai bus naudojami akiniams gaminti pagal šį receptą. Laužiamoji geba apskaičiuojama pagal tokią formulę. Neigiamos dioptrijos reiškia neigiamas židinio nuotolis, o neigiamas židinio nuotolis tiesiog reiškia, kad lęšiai bus sklaidomieji. Tai atsakymas sklaidomieji lęšiai.